Ne mes šitą debatą pradėjome. Bet tai jūs teigiat, kad nereikia su Kinija normalizuoti santykių kaip Europos kitos valstybė? Aš jums pasakysiu dar paprasčiau. Deeskaluoti tos santykius stengiasi ir mano vadovaujama vyriausybė, bet mes esam ten, kur esam. Tai man atrodo, apie tokius dalykus kalbėti... Tai jeigu jūs pabandėte, jau niekas daugiau negali. Jūs sakot viešai, net jų nepasisekė. Apie tokius dalykus kalbėti viešai yra meškos paslauga savo pačiam. Tai ir viskas. Ar jūsų... Ką čia tik pamatėm, actually žmogus su intelektu prieš džumbrą su šlipsu, blėt. Jums nepavyko, jūs pabandėte, ne? Ir aš visiškai suprantu, Šimonytė, jo, jie irgi bandė, bet dabar aš nesu geopolitikos, blėt, ekspertas, bet paklausiu šito dialogo. Yra dalykas, kai tu bandai deeskaluoti, ką daro ir Europa, ko Olekas naudojasi, o tai Europa bando deeskaluoti. Yra dalykas, kai tu pasirenki, spredini savo šikną ir leidi, kad tave išdulkintų, ką Olekas su socdemais ir darytų, nes jie tik taip ir moka spręs problemas. Tai yra dalykas, kai tu mėgini deeskaluoti, bet tu nenusileidi tiesiog, neduodi jiems visų kortų ir nenusižemini. Tai reikalauja protinių gebėjimų, sandorių darimo su kitom šalim ir panašiai ir stuburo. Nes tu niekad neparodai, kad tu esi silpnas tokiom kaip Kinija ar Rusija. Jeigu tą parodai, tave ir nešios visą laiką, visą gyvenimą. Bet tada Olekas ateina, tu jūs bandėte, nepavyko. Nu jo, nes kai tu kalbi apie bandymą, tai tiesiog duodi Kinijai, ką nori, nusileidi, nusižemini, sunaikini visą reputaciją ir jo, tada gali girtis, ką mums pavyko stabilizuoti, kas konservatorium nepavyko. Bet jie tą daro normaliai, kas yra sudėtingai. Jūs nežinot net, ką tai reiškia. Blet. Ir esmė ta, kad Olekas neapsimetinėja. Jis nuoširdžiai galvoja, kad jie yra protingi, jie iš tikro yra protingi, bet jie neadekvatų, jie darželinukai, blet, tarp politikų. Ir kai tu išgirsti tą patį Landsbergį, kurį dabar nebėra, ar Šimonytę, kur žmonės supranta, ką kalba, arba Europos Sąjungoje net, Europos parlamento posėdžiuose, Van der Leyen, kaip iš tikro yra renkami žodžiai ir kaip protingai kalba ir masto galų gale, netgi kai sako žodžius, kad reikia stabilizuoti santykius su Kinija galbūt ar panašiai. Ir tada realiai yra paaiškinta, kas tai reiškia. Ir nėra nusileidimas, nėra kažkoks vertybių paminimas. O tada Olekas ateina, bet tai sakė stabilizuoti santykius. Ir jie supranta tą visiškai kitaip. Kaip ir viską, ką jie sako. Kai jie sako, kad išskaidinsim LRT, tai sugliausim LRT. Pagal juos yra čia išskaidinimas. Žodžiu. Žodžiai jiems nieko nereiškia, jie per tupį jas suprasti. Ta Ruginienė jau įrodė 100 kartų. Bet ne, čia tiesiog apgailėtina, kad jau už vairo yra. Iš tikro apgailėtina. Dalykus kalbėti viešai yra meškos paslauga savo pačiam. Tai ir viskas. Ar jūsų nuomonė deeskalavimas? Ir čia jinai jo visiškai teisė yra, nes kinai klausosi, ką tu sakai. Jie girdi, ką tu sakai ir tavo tos pozicijas, jie girdi, žodžiu. Pridėjo naudos premjerės pasakymas, kad tai buvo klaida. Nu, žiūrėkit, arba grįžimas prie pagrindų. Nesiimu čia dabar taip vertinti, bet pasakyti taip, kaip nesiimu čia taip vertinti. Nėra jokios... Tu negali vertinti. Viską, ką tu gali vertinti, tai konservatorių ir Landsbergio ir visų darbą prieš 8, 10, 12, 50 metų. Bet ne, tu negali vertinti dabar, ką pasakė Ruginienė. Seime negalėjai vertinti, ką Žemaitaitis pasakė prieš parą, nes tu negirdėjai, nežinojai apie kovo 11, ką pasakė. Tiesiog pastoviai, neįmanoma jam įvertinti kažką apie savo supūvusią moralę koaliciją. Toliau. Žinai, ko aš tikėčiau? Žinai, kodėl man taip dar pikta šito klausimu? Nes ko aš tikėčiaus? Aš nepritariu jobanėms socdemams. Jūs tą puikiai žinau, aš jų nekenčiu kurva. Bet tada, jeigu ateit, pas mane kažkoks vatnikas ir pradeda pisprot ant socdemų, aš ne socdemus ginsiu ir rasiu tam tikrų atsakymų, nes tas jobanas vatnikas vapšė nori čia Putiną, blėt, šlovina ar dar kažką. Dabar tu nepritark konservatoriams, bet ateina jobana Kinija ir mumis terrorizuoja. Ir tu ne tai, kad prieš juos atsistoji, tu mūsiškus duchini. Tipo, blėt, aš nekenčiu šito. Aš nekenčiu, blėt, šito. Čia kaip tas, kažkoks yra ten kažkieno tas senas proverbas, kad tipo, aš ten su broliu prieš ten kitą, tada aš su to kitu prieš dar kitą, kad tipo yra lygiai to loyalty tipo. Nes čia dabar yra klausimas net ne vidinis, čia kita teroristinė diktatorių šalis, blėt, ateina ir mūsų valstybė bando žaginti. Tai tu būk su mūsų valstybė, blėt. Bet ne, jisai konservatoriai duchai, mes norim stabilizuoti santykius su Kinija. Maždaug, eik tu nahui, blėt.
galų galėtų bent apsimesk. Ką Šimonytė ir sako. Tie vat pareiškimai, kad viduj mes susiskaldę, jie klausos, jie girdi. Tai bent jau to nesakyk. Padaryk tą frontą prieš visus, kad mes esame vieningi, reikit jūs nahui, o tada mes viduj išsispręsim tuos jau. Gal mes padarysim kokius sprendimus, kokius padarysime, bent jau netransliuoji visiems. Vat aš to nekenčiu. Realiai, kad jis, išduoda tą Lietuvą, išduoda... Jo, man tas žiauriai nepatinka. Man žiauriai nepatinka va tokie va dalykai. Kaip jūs matote tą problemos sprendimą? Ir čia turbūt reikia pabrėžti, kad ir žvalgybos institucijos aiškiai atskiria. Taip pat, aš nežinau, jūs turbūt supratot, aš nežinau, gero pavyzdžio neturiu. Taip pat, jis tokį turi brolį. Visiškas autistas. Durnelis visiškas, kur kasdieną pasako nesąmonę dar kažką. Bet ateis kažkas iš kiemo ir pradės tavo brolį duhint. Eik tu nahui, ble, tu su broliu stovėsi. Tada gerai. Tas, kuris duhina tavo brolį, tau yra priešas, gerai, bet tada ateis rusas. Tu su juo stovėsi prieš rusą. Tas, principas yra, aš nežinau, kaip jį geriau apibūdinti. O iš Oliko ir Socdemų to nėra, to tiesiog nėra. Ir tas trigerina belenkaip, ateina jo, Kinė tiesiog. Visą protą norim užžaginti tiesiog. Nusileiskit viskom, viską. Ir tu ne tai, kad... Ne, eik tu nahui, blėt. Kad ir jie klaidą padarė, mes stovėsim kartu ir tave pasiūsim nahui. Ne, jie nesiunčia jų nahui. Jie konservatorius jūs nahui, mus jūs nahui visus. Pusę rinkėjus jūs nahui. Ir kam? Tam, kad Kinijai įsiteiktum? Man tai yra nepriimtina. Man tai visiškai nepriimtina. Nežinau, aš nežinau. Jis būtų duhas visiškas kiemė, jį visi būtų duhinę, jis mano rajone nebūtų išgyvenęs toks lochas, blėt.